Sveiki, nelyg vampyras į jūsų ausis prašosi įsileidžiamas antrasis keistalaidės epizodas. Aš esu Gintarė, praktiškai žmogus orkestras, kadangi viena žongliruoju viskuo šioje tinklalaidėje. Prisimenant pirmą epizodą, jame kalbėjau apie religinius kultus, o šį kartą nusikelsime į True Crime zoną. Gal dalis jūsų jau girdėjo šią istoriją, o gal dar ne. Bet jos pagrindiniai veikėja šiuo metu išgyvena tikrą renesansą ir trendina vos ne kaip naujausias iPhone'as. Na bent jau Amerikoje tai tikrai. Priežastis labai paprasta. Dar prieš pat naujus metus ji buvo paleista iš kalėjimo, kur atlikinėjo bausmę už savo mamos nužudymą. Kalbu apie Gypsy Rose Blanchard. Iki šiol tik prabėgomis jos vardas užkliūdavo už akių, tačiau ją išėjus į laisvę pradėjau ją matyti visur. Ir žinoma, pradėjau gilintis, kas čia dabar vyksta, kodėl ji apskritai tokia jauna buvo paleista lygtinai už tokį sunkų nusikaltimą. Klausimų kilo daug, todėl kai pradėjau gauti atsakymus, nuo akių nusiėmė rūkas, tuo pačiu pakeisdamas perspektyvą. O jos istorija tikrai išskirtinė, kadangi ne kiekvieną dieną sutiksiu žmogų, kurio mama darė viską, jog aplinkinius, įskaitant ir pačią Gypsy, įtikintų, jog jos dukra serga visų pluoštų sunkių ligų. Priežastis, kodėl įvyko tai, kas įvyko, ir aptarsiu šiame epizode. Įspėjimas, jeigu esate jautrių nervų, gali būti sunkoka klausyti. Tad nieko nelaukiu ir šoku į epizodą. Istorija prasideda 1967 metais, kai Chicopee mieste, Luizianos valstijoje gimsta Claudine Peter. Visų geriau žinoma tiesiog kaip Didi. Jau nuo vaikystės ji pasižymėjo tam tikrais neigiamais sociopatiniais bruožais, tokiais kaip manipuliacija, sukčiavimas ar vagiliavimas. Jos tėvai ne itin ją mėgo, o HBO dokumentikoje atskleidė, jog Didi vienu metu bandė nunuodyti savo pamatę, maistą nuolat kabutėse pagardindama herbicidu Roundup. Pamatė išgyveno, tačiau užtruko net 9 mėnesius, kol pasveiko. Beje, pamatės sveikata ėmė taisytis tada, kai tėvas su ją ėmė kritikuoti Didi dėl abejotino elgesio su Gypsy, ko pasekoje Didi išsikraustė iš šių namų. Didi šeima taip pat mano, jog ji nužudė ir savo biologinę motiną. 97 metais, sušlubavus šios sveikatai, didžioji altruistė Didi apsiėmė ją rūpintis. Ir tas rūpinimasis galimai apsiribojo tuo, jog moteris tiesiog nedavė savo motinai valgyti. Nors oficialių įrodymų kaip ir nėra, tačiau nebūtų sunku tuo patikėti, turint omenyje, kaip ji elgėsi su savo pačios dukra Gypsy. Bet apie viską nuo pradžių. Dar iki gimstant dukrai, Didi tapo slaugytojos padėjėja. Kai jai buvo 24 metai, ji pastojo nuo Rodo Blanchardo, kuriam tuo metu buvo vos 17 metų. Jie pavadino savo dukrą Gypsy Rose, nes Didi patiko vardas Gypsy, o Rodas buvo Guns N' Roses fanas. Prieš pat Gypsy Rose gimimą, 91 metų Liepą, pora išsiskyrė. Pagrinde dėl to, jog Rodas suprato, kad susituokė dėl netinkamų priežasčių. Čia turima omeny, kad tais laikais buvo priimta vesti moterį, kuriai užstatei vaiką. Kaip pats Rodas sakė, cituoju, pabudau per savo 18-ąjį gimtadienį ir supratau, kad nesu ten, kur turėjau būti. Tikrai nebuvau jos įsimylėjęs, žinojau, kad vedžiau dėl netinkamų priežasčių. Jis priešinosi Didi pastangoms priversti jį apsigalvoti ir sugrįžti. Todėl ji pasiėmė savo naujagimę dukrą gyventi su savo šeima. Būtų galima sakyti, kad jis išvengė kulkos, tačiau tuo pačiu pasmerkė savo dukrą likti su žmogumi, kuris jai sukels daug bereikalingo skausmo. Taigi, gimusi 91 metų Liepos 27 dieną, Gypsy Rose buvo visiškai sveikas kūdikis. Tai, matomai, buvo problema jos motinai, nes neilgai trukus jis sugalvojo pirmąją diagnozę savo naujagimiai. Pasak Rodo, kuris tuo metu palaikė ryšį su savo dukra, kai Gypsy Rose sukako 3 mėnesiai, Didi ėmė aiškinti, jog kūdikiai pasireiškė miego apnėja.
Tuomet prasidėjo pirmosios kelionės į ligoninę, kur vyko pakartotinos nakvynės ir buvo atliekami tyrimai, miego apnėjos diagnozei nustatyti. Tačiau po išsamių tyrimų gydytojai nerado jokių minėtos būklės požymių, o jų ir negalėjo rasti, nes tai buvo tik Didi išmislas. Vėliau Didi aplinkinius pradėjo įtikinėti, kad jos dukra turi įvairių sveikatos problemų, kurias ji priskyrė kažkokiam nepatikslintam chromosomų sutrikimui. Dar po kurio laiko Didi pareiškė, kad Gypsy Rose serga raumenų distrofija ir privertė ją naudoti vaikštynę. Gypsy Rose pasakojo, kad būdama 7 ar 8 metų ji važiavo ant senelio motociklo, kai jie pateko į nedidelę avariją, kurios metu ji patyrė kelio nubrozdinimą. Šis įvykis labai pasitarnavo Didi fantazijoms, kuriuose Gypsy yra ligų maišas, nes tuomet ji pareiškė, kad gydytojai jai padovanojo vežimėlį, kuriuo nuo šiol mergaitė turės naudotis. Toliau sekė dar absurdiškesnės išgalvotos diagnozės. Be to, kad vertė dukrą kentėti tiek fiziškai, tiek psichologiškai, Didi nusprendė nebeleisti Gypsy į mokyklą nuo 2 klasės, taip tik dar labiau ją izoliuodama nuo visuomenės, bendraamžių ir sustiprindama mergaitės kontrolę. Motyvuodama tuo, jog Gypsy per daug sunkiai serga, kad eitų į mokyklą, Didi ėmėsi ją mokyti namuose. Kaip minėjau anksčiau, Didi tėvams ėmus reikšti nepasitenkinimą tuo, kaip ši elgėsi su dukra, ji pasiėmė Gypsy ir išsikraustė į Naujojo Orleano priemiestį Slaidelį. Ten jos gyveno valstybinėme būste. Didi apmokėdavo savo sąskaitas iš rodo alimentų ir jai suteiktos valstybės pagalbos dėl tariamos jos dukters sveikatos būklės. Didi įsisuko į tolimesnį ligų ieškojimo maratoną ir konsultavosi su įvairiais specialistais, daugiausiai Tulane medicinos centre ir Naujojo Orleano vaikų ligoninėje. Specialistai veltui gaišo laiką, ieškodami neegzistuojančių ligų ir skirdami įvairų gydymą. Didi ėmė teigti, jog Gypsy Rose ligos jau apėmė ir klausos bei regos sutrikimus. Nors raumenų biopsija nerado jokių raumenų distrofijos požymių, Didi visgi pavyko pasiekti vieną dalyko – užsitikrinti kitų tariamų problemų gydymą įvairiais medikamentais. Po to, kai ji pasakė gydytojams, kad Gypsy Rose kas kelis mėnesius ištinka traukuliai, jie išrašė vaistų ir nuo šios būklės. Per tą laiką mergaitei buvo atliktos kelios operacijos, o Didi reguliariai veždavo Gypsy Rose į greitosios pagalbos skyrių dėl nedidelių negalavimų lygi kokį Akropolį pirkti kelnių. Ji taip pat ėmė teigti, jog vaikas serga sunkia astma ir net leukemija. Manoma, jog moteriai pavykdavo apmulkinti specialistus todėl, kad be to, jog buvo manipulacijos meistrė, ji buvo slaugė ir žinojo, kokie simptomai būdingi atitinkamoms būklėms, kas leido jai tiksliai apibūdinti tariamas mergaitės ligas. Ir jeigu kokiam nors gydytojui kildavo įtarimas, kad kažkas čia ne taip, Didi paprasčiausiai eidavo pas kitą specialistą. Mes visi namuose turime vaistų dėžutę ir lentynėlę, o Gypsy turėjo visą spintą. Didi praktiškai galėjo atsidaryti vaistinę. Mergaitė vartojo tiek daug vaistų, jog jai pradėjo gesti ir pūti dantis, kol galiausiai jai teko juos pašalinti. Iš nereikalingų operacijų sąrašo galima paminėti seilių liaukų pašalinimą. Didi gydytojus pavyko įtikinti, jog Gypsy neva kankino seilėtekis. Kaip, paklausite jūs? Paprastai. Motina suleisdavo vietinio anestetiko į dantenas, kad Gypsy nieko nejaustų ir seilės tekėtų upeliais. Visi žinom, kai mums dantis taiso ir suleidžia nuskausminamųjų, o po to pusę veido nejaučiam. Tai čia panašus principas. Taip pat jai į ausis buvo implantuoti vamzdeliai, siekiant kontroliuoti daugybę tariamų ausų infekcijų. Dar viena mergaitai atlikta invazinė operacija buvo maitinimo vamzdelio įstatymas į kaklą. Kaip pati Gypsy sakė HBO dokumentikoje, jos mama šerdavo ją kuo tik norėjo, net kai ji miegodavo. Todėl ji net nenutokė, ką konkrečiai ji vartojo. Didi galėjo daryti su savo dukra, ką tik panorėjo. Net nenoriu įsivaizduoti. Antrą kvėpavimą Didi melams davė uraganas Katrina, 2005 metais nusiaubęs Luizianos valstiją, kur jos gyveno. Tai tapo puikia proga persikraustyti į Aurorą, Mizūrio valstiją ir sugalvoti tobulą pasiteisinimą ateities vizitams pas gydytojus. Didi ėmė teigti, jog uragano metu buvo ne tik prarasti visi dukros medicininiai įrašai, bet ir jos gimimo liudijimas. Taip, be to, kad išsigalvojo ligas,
Didi pradėjo meluoti apie Gypsy tikrąjį amžių. Gana sėkmingai žmonės įtikino, jog ji yra jaunesnė nei buvo iš tikrųjų. Be to ėmė pasakoti, jog mergaitė yra protiškai atsilikusi. Tuo metu Didi jau buvo neblogai pasipildžiusi kišenes įvairių labdaros fondų ir pašalpų pagalba. Tai tęsė ir gyvenant Mizūrio valstijoje. Dviese jos dalyvaudavo įvairiuose renginiuose, skirtuose sergantiems vaikams. 2007 metais Gypsy Rose buvo pagerbta kaip tų metų vaikas Olei fondo, kuris pasisako už maitinimo vamzdelių gavėjų teisės. 2008 metais Habitat for Humanity, nepelno siekianti organizacija, vykdydama didesnį projektą šiaurinėje Springfieldo dalyje, pastatė nedidelį namą su neįgaliųjų vežimėlio rampa ir sūkurinė vonia, kur Didi su Gypsy persikėlė gyventi. Istorija apie vienišą motiną su sunkiai sergančia neįgalia dukra, kurios buvo priverstos bėgti nuo Katrinos padarinių, sulaukė didžiulio vietos žiniasklaidos dėmesio, o bendruomenė dažnai pasistengdavo padėti šiai dviejų asmenų šeimai. Daugelis žmonių, sutikę Gypsy Rose, buvo sužavėti mergaitės ir jos pozityvios asmenybės. Ji buvo stipriai infantilizuojama. Jos mažas ūgis, 1,50 cm, beveik bedantė burna, dideli akiniai ir plonas, mielas, vaikiškas balsas tik sustiprino įvaizdį, kad ji serga visomis baisiomis ligomis, kurias jos mama tvirtino ją turint. Didi reguliariai skusdavo Gypsy Rose galvą, kad imituotų chemoterapijos pacientės beplaukę išvaizdą. Tuo metu pačiai mergaitei Didi teigdavo, jog nuo jos vartojamų vaistų galiausiai vis tiek iškris plaukai, todėl geriausia juos nuskusti iš anksto. Gypsy Rose dažnai nešiojo perukus ar kepures, kad pridengtų savo tariamą nuplikimą. Kai jos išeidavo iš namų, Didi dažnai pasiimdavo degonės balionėlį ir maitinimo vamzdelį. Turbūt viešam šou, kad susirinktų dar daugiau gailesčio taškų. Gypsy Rose buvo maitinama skystu vaikišku maisto papildu, net kai jai buvo apie 20 metų. Vieno interviu metu mergina sakė, jog maitinimo vamzdelį reikėdavo keisti kas 6 mėnesius, o keitimo procedūros metu niekas nenaudodavo jokio anestetiko. Tiesiog išlupa iš kaklo seną vamzdelį ir įstato naują. Visai nestebina, kad Didi naudoja ir fizinę prievartą, kad suvaldytų savo dukrą, visada laikydama ją už rankos kitų akivaizdoje. Jei Gypsy Rose pasakydavo, ką nors, kas galėjo atskleisti, kad ji neserga arba atrodė viršijant jos tariamus, menkus protinius gebėjimus, mama labai stipriai suspausdavo jos ranką. Jei pažiūrėtumėte video interviu, pastebėtumėte, kad Didi beveik visada laiko jos ranką, o kai jos likdavo vienos, Didi mušdavo ją su drabužių pakabomis arba tiesiog suduodavo rankomis. Žinot, aš nesu rūkanti, bet dabar jaučiu galėčiau kokį pakelį supešt. Tai blogai su savo vaiku elgtis gali tik visiškai neadekvatus žmogus. Ir čia galime prieiti prie klausimo. Kodėl Didi taip elgiasi ir ar niekas nenutuokė, kad jai pačiai galima priskirti kažkokį smegeninę sutrikimą? Ar nebuvo įmanoma Gypsy išgelbėti anksčiau? Pasakysiu trumpai. Buvo. Toks šansas buvo kilęs 2007 metais, kai eilinio vizito pas vaikų neurologą Bernardą Flastersteiną metu šiam kilo rimtų abejonių dėl pačios Didi. Pamatęs Gypsy Rose Springfielde, ėmė įtariai žiūrėti į jos raumenų distrofijos diagnozę. Jis liepė atlikti magnetinio rezonanso ir kraujo tyrimus, kurių rezultatuose nebuvo rasta jokių nukrypimų. Nematau jokios priežasties, kodėl ji nevaikšto, sakė jis Didi per vėlesnį vizitą, pamatęs, kad Gypsy Rose sugeba stovėti ir palaikyti savo svorį. Pasak jo, jeigu Gypsy tikrai sirgtų šią ligą, jos raumenys būtų visiškai sunykę ir ji negalėtų stovėti pati be pagalbos, o tuo metu jos raumenys atrodė normaliai. Flastersteinas pažymėjo, kad Didi nebuvo gera istorikė. Susisiekę su Gypsy Rose gydytojais Naujajame Orleane, jis sužinojo, kad jos pradinė raumenų biopsija buvo neigiama, o tai sumenkino Didi praneštą raumenų distrofijos diagnozę. Taip pat jos teiginė, kad visi jos įrašai buvo sunaikinti dėl uragano sukelto potvynio. Būtent tada jis įtarė įgaliotojo Miunhauzeno sindromo galimybę, ką ir įrašė į oficialius dokumentus. Tačiau Didi sugebėjo išknisti šią informaciją ir nebevedė dukros pas Flastersteiną. Faktiškai su tokia įtariama diagnoze
Lastersteinas turėjo pranešti apie Didi socialinėms tarnyboms, tačiau to nepadarė. Jis abejojo, ar valdžia jo patikės. 2009 metais anoniminis skambintojas papasakojo policijai apie tai, kad Didi naudoja skirtingus vardus ir gimimo datas savo ir savo dukrai ir pasakė, kad Gypsy Rose sveikata yra daug geresnė nei yra teigiama. Pareigūnai nusprendė atlikti patikrinimą. Didi, būdama sukta, manipuliatyvi gyvatė, ėmė suokti ir aiškinti, kad taip, ji panaudojo klaidingą informaciją, tačiau viso to priežastis yra ta, jog jos buvęs vyras smurtauja ir ji neva norėjo, kad jam būtų sunkiau jas rasti. Pareigūnai net nesusisiekė su Rodu, kad patikrintų informaciją. Jie taip pat pranešė, kad Gypsy Rose atrodė tikrai protiškai neįgali. Viso to pasekoje byla buvo nutraukta. Dabar galime visi kolektyviai padaužyti kokią pagalvę. O kur tuo metu buvo tėvas? Rodas Blanchardas kas mėnesį mokėjo $1200 alimentus, taip pat siųsdavo Gypsy Rose dovanas ir retkarčiais pasikalbėdavo su ja telefonu. Vieno skambučio metu, per jos 18-ąjį gimtadienį, jis prisimena, kad Didi liepė jam neminėti dukters tikrojo amžiaus, nes, citata, ji mano, kad jai 14 metų. Visai įtarimo nekeliantis prašymus. Rodas ir jo antroji žmona tikėjosi patekti į Springfieldą ir aplankyti dukrą. Tačiau dėl įvairių priežasčių Didi vis pakeisdavo planus. Ji vėl ėmėsi šėtono pagirimo vertos kūrybos ir pripasakojo savo kaimynams Springfielde, kad Gypsy Rose tėvas buvo piktnaudžiaujantis narkomanas ir alkoholikas, kuris niekada nesusitaikė su savo dukters sveikatos problemomis ir niekada nesiuntė joms pinigų. Taigi, kas yra tas Miunchauzeno sindromas? Tai psichikos sutrikimas. Ligonis apsimeta ar imituoja ligos požymius, net save žaloja. Kartais išsigalvoja itin rizikingų, sveikatai ir gyvybei grėsmingų būdų, kad būtų gydomas. Asmuo nori jaustis ir elgtis kaip ligonis, siekia sulaukti dėmesio ir užuojautos. Viena sindromo atmainų vadinamasis įgaliotojo Miunchauzeno sindromas, kuriam būdingas sąmoningas kito asmens, dažniausiai vaiko, rečiau neįgalaus ar seno žmogaus, žalojimas norint sukelti ligą ar simptomus, kuriuos reikėtų tirti ir gydyti. Miunchauzeno sindromu sergantis individai dažniausiai būna 30–40 metų moteris, dirbusios ar kitokiu būdu susijusios su sveikatos priežiūros sistema, turinčios kitą gretutinį psichiatrinį sutrikimą ir galimai praeityje patyrusios prievartą ar nepriežiūrą vaikystėje. Pacientai net ir pateikus įrodymus nepripažįsta savo sutrikimo, atsisako konsultuoti su psichiatru ir yra linkę tiesiog pasišalinti iš gydymo įstaigos ar kreiptis į kitą. Įgaliotojų Miunchauzeno sindromu sergantis individai dažniausiai yra biologinės vaiko motinos, dažnai turinčios asmenybės sutrikimą arba pačios sirgusios Miunchauzeno sindromu. Viešumoje jos atrodo idealios motinos, besirūpinančios savo vaiku, tačiau iš tikrųjų vaikai joms tėra objektai savo poreikiui tenkinti. Be to, šių smurtą patiriančių vaikų tėvai dažniausiai būna pasyvūs ir atsiriboję. Šis sutrikimas vaikams yra pavojingas. Mirtingumas siekia nuo 6 iki 33%. Kūdikiai ir mažamečiai vaikai negali pasisakyti apie patiriamą netinkamą elgesį, tačiau žinoma, kad dažniausios šio sutrikimo aukos yra iki 3 metų amžiaus. Įgaliotojo asmens Miunchauzeno sindromą sudėtinga diagnozuoti. Sunku patikėti, kad motina gali sąmoningai kenkti savo vaikui. Taigi, nors oficialiai Didi nebuvo diagnozuota, tačiau gana akivaizdu, jog jai galima priskirti įgaliotojo Miunchauzeno sindromą. Dabar galima tik spėlioti, jog jai žiauriai patiko tas gailestis ir dėmesys, bet labai gali būti, jog svarbus ir finansinis aspektas, kadangi dalyvaudamos įvairiose labdarose ir renginiuose, jos galėjo visai neblogai gyventi. Tuo labiau, kad jau nuo vaikystės Didi buvo linkusi į sukčiavimą ir vagiliavimą. Ir baisiausia, jog po rūpestingos motinos kaukės slėpėsi monstras. Bet išsiaiškinti tokį dalyką nėra lengva. Žinoma, kaip ir buvo galima tikėtis, bręstant, Gypsy pradėjo nebepatikti jos esama situacija ir visiška kontrolė. Ji nežinojo, kuo konkrečiai serga, tačiau ką tikrai žinojo, tai kad jai visiškai nereikia vežimėlio ir ji gali vaikščioti be jokių problemų. Gypsy norėjosi ištrūkti iš Didi gniaužtų, žinoti, kas slypi už jos motinos sukurto nesveiko burbulo.
Jos noras būti nepriklausoma ėmė augti. Tačiau viena priežasčių, kodėl ji negalėjo tiesiog pabėgti, buvo ta, jog ji nežinojo savo tikrojo amžiaus ir manė, jog yra nepilnametė. Panašu, kad Didi bent kartą suklastoja Gypsy Rose gimimo liudijimo kopiją, pakeisdama jos gimimo datą į 95 metus, kad lengviau visus įtikintų, jog mergaitė yra paauglė. Gypsy Rose vėlesnėme interviu sakė, kad 14 metų ji nebuvo tikra dėl savo tikrojo amžiaus. Nors Didi tvirtino, kad originalas buvo sunaikintas per potvynių po Katrinos, ji iš tikrųjų pasiliko kitą kopiją su tikra Gypsy Rose gimimo data. Ji prisimena mačiusi tą dokumentą per vieną iš savo apsilankymų ligoninėje, kas ją privertė pasimesti. Didi jai tada pasakė, kad čia tiesiog spausdinimo klaida. Gypsy Rose nuo 2001 metų lankydavosi mokslinės fantastikos ir fantasy suvažiavimuose, kartais persirengusi kokio nors fikcinio veikėjo kostiumu, net sėdėdama neįgalioje vežimėlėje galėdavo įsilieti į įvairias bendruomenes. Tokiame 2011 metų renginyje ji bandė pabėgti, o tai baigėsi tuo, kad jos mama rado ją viešbučio kambaryje su vyru, su kuriuo mergina susipažino internete. Supermama užtruko vos 4 valandas, kad surastų dukrą. Gypsy Rose prisimena, kad grįžus namo, Didi plaktuku sudaužė jos kompiuterį ir telefoną bei pagrasino, kad tą patį padarys su jos pirštais, jei ji dar kartą bandys pabėgti. Ji taip pat 2 savaitės laikė Gypsy Rose ant pavadėlio, prirakinta antrankiais prie lovos ir vertė badauti. Didi vėliau papasakojo dukrai, kad ji pateikė dokumentus policijai, tvirtindama, kad Gypsy Rose buvo psichiškai nekompetentinga. Todėl mergina tikėjo, kad jei bandytų kreiptis pagalbos į policiją, jie paprasčiausiai nepatikėtų. Apie 2012 metus Gypsy Rose, kuri ir toliau naudojusi internetu po to, kai jos mama nueidavo miegoti, kad išvengtų griežtesnės jos priežiūros, sutiko žmogų, kuris visam laikui pakeis jos gyvenimą. Mergina užsiregistravo vienišų krikščionių pažinčių puslapyje, kur ir susipažino su Nikolu Gudgeonu, maždaug jos amžiaus vyru iš Big Bendo, Viskonsino valstijos. Nikolas tuo metu jau turėjo teistumą už nepadorų elgesį. Kokį, paklausite jūs? Masturbacija McDonald'e 9 valandas, atsakysiu aš. Jis 9 valandas Makdake žiūrėjo pornuškę ir policijai sakė, kad atseit tik kasėsi. Aš tik noriu sužinoti, kaip jis sugebėjo 9 valandas praleisti ten nesupakuotas. Žodžiu, be to, kad mėgo smaugti savo žąsį Big Maco aromato fone, Nikolas turėjo autizmo spektro sutrikimą bei žemą IQ. Jis pats teigė, jog turi ir disociacinį tapatybės sutrikimą. Čia kai tavyje gyvena daug asmenybių. Tačiau oficialiai tokia diagnozė jam niekada nebuvo nustatyta. Ką jis tikrai turėjo, tai pomėgį roleplayinti, į kurį įtraukė ir Gypsy. Atseit buvo gerasis Nikas ir blogoji jo pusė, kuri mėgo BDSM ir mintis apie žudimą. Pasak Gypsy, bičas galvojo, kad yra 500 metų amžiaus vampyras vardu Viktoras. Uspaskich. Juokauju. Tuo tarpu Gypsy savo susikūrė kitus alter ego, kad prisiderintų prie Niko fantazijų ir jo kitų alter ego bei keldavo seksy nuotraukas, dėvėdama skirtingus perukus į uždarą Facebooko puslapį, prieinamą tik jiems abiems. Jeigu aš roleplayinčiau ir turėčiau blogąją pusę, tai būčiau virusas, kuris išjungia visų dirbančių žmonių žadintuvus, ypač tų, kurie nusistato jų 50 iš eilės ir vis vien nesugeba atsikelti. Duokit mums miegot. 2014 metais Gypsy Rose paatviravo su 23 metų kaimynė Alea Woodmansey, kad ji ir Nikas galvoja apie pabėgimą ir net buvo išrinkę vardus savo potencialiems vaikams, bei galvoja apie santuoką. 5 atskiras Facebook paskyras turėjo Gypsy Rose ir Nikas virtualiai flirtavo internete, o jų bendravimas dažnai turėdavo BDSM elementų. Nikas taip pat suveikė valdovo ir vergės kontraktą, kurį jie abu pasirašė. Tačiau, pasak pačios merginos, visas BDSM dalykas labiau domino Niką, o ne ją, o ji darė viską, ko jis norėjo iš meilės jam. Alea bandė ją atkalbėti nuo visų pabėgimo planų, nes manė, kad Gypsy Rose buvo per jauna Nikui ir kad jis galbūt yra seksualinis grobuonis predatorius, kitaip, kuris ją naudojasi.
Tik primenu, jog kaimynė, kaip ir visi kiti tuo metu manė, jog Gypsy yra daug jaunesnė nei buvo iš tikrųjų. Ji laikė Gypsy Rose planus tik fantazijomis ir svajonėmis ir manė, kad nieko panašaus niekada iš tikrųjų neįvyks. Nepaisant Didi pastangų neleisti jai naudotis internetu, kai po pirmo pabėgimo sunaikino dukters telefoną ir nešiojamąjį kompiuterį, Gypsy Rose sugebėjo palaikyti ryšį su Alea, kuri išsaugojo atspausdintus jų pokalbių tekstus, datuojamus iki 2014 metų. 2015 m. kovą pora pradėjo vykdyti planą A, kurio metu Nikas turėjo neva netyčia susitikti ir susipažinti su jos motina Springfielde. Tai buvo pirmas kartas, kai internetinė porelė turėjo susitikti gyvai, nors draugavo nuo 2012 metų. Gypsy pavogė apie $800 iš Didi ir nusintė juos Nikui paštu, kad šis galėtų apsimokėti kelionę ir atvykti. Jų planas buvo toks, kad jis tiesiog neva atsitiktinai atsitrenktų į ją, kol ji ir Didi bus kino teatre bei žiūrės Pelenę. Abu jie turėjo būti persirengę filmo personažo kostiumais ir tikėjosi tokiu būdu užmėgsti santykius bei susipažinti su jos mama. Pagrindinis noras buvo toks, kad Nikas patiktų motinai. Tačiau viskas pasisuko kiek kitaip, kai Didi pastebėjo Niką kino teatre, kuriame buvo tik jie, ir pasakė dukrai, jog čia kažkoks iškrypėlis sėdi, nes koks normalus bernas eis vienas žiūrėti Pelenės filmų. Didi iš pirmo žvilgsnio nekentė slapto dukros vaikino. Tuomet, suvokusi liūdną realybę, Gypsy ištaikė progą išsmukti į tualetą, kur ji ir Nikas pirmą kartą susitiko gyvai. Tokioje romantiškoje aplinkoje, tualeto kabinoje, jie užsiėmė lytiniais santykiais. Tuo šis susitikimas ir baigėsi. Planas A nepaėjo. Jie turėjo ir planą C, kurio pagrindinė idėja buvo ta, jog Gypsy turi pastoti ir tada jau atseit neliktų kito sprendimo, tik kaip santuoka. Ji net buvo pavogusi drabužių kūdikiui. Tačiau Nikas atsisakė šio plano, nes tokia prasta idėja nepatiko jo mamai. Todėl jie pasirinko planą B – nužudymą. Beje, apie Didi nužudymą jie pradėjo kalbėti likus metams iki jos mirties. Svarstė apie padegimą, nuodus, nes Gypsy nepatiko kraujas. Nepaisant to, pagal Niko pageidavimą galiausiai buvo priimtas sprendimas panaudoti peilį, kurį Gypsy pavogė iš Walmarto, nes, pasak jos, namuose nebuvo tinkamo peilio. Šiaip originaliai jis norėjo mačetės, o ne peilio. Taip pat jo pageidavimų sąraše buvo lipni juosta ir tazeris, bet Gypsy nesugebėjo gauti pastarojo daikto. Nikas vėl atvyko į Springfieldą 2015 m. birželį, kol Gypsy Rose ir jos mama buvo išvykusios pas gydytoją. Vėliau jis atsliūkino į Didi namus, kai moteris jau miegojo. Gypsy Rose jį tyliai įleido ir įdavė jam iš anksto parūpintus daiktus – lipnią juostą, pirštines ir peilį. Dar prieš lemtingą vakarą Nikas buvo išreiškęs norą išprievartauti Didi. Tačiau Gypsy tam paprieštaravo. Pasak jos, vietoj motinos ji mainais pasiūlė jam išprievartauti ją, kai šis jau bus atlikęs nusikaltimą. Nikas su šiuo kraupiu kompromisu sutiko. Kadangi gerasis Nikas nenorėjo, jog blogasis Nikas ką nors padarytų negero Gypsy, tai jie sutarė, kad mergina pasislėps vonioje, kol jis žudys jos gimdytoją. Ji taip ir padarė. Užsidarė vonioje ir, atsisėdusi ant grindų, užsidengė ausis, kad negirdėtų mamos rėkimo. Tačiau veltui, nes vėlesniuose liudijimuose Gypsy sakė, jog girdėjo motiną šaukiant jos vardą. Kol merginos susisukusi į embriono pozą slėpėsi vonioje, Nikas tuo metu įnirtingai mosikavo peiliu Didi miegamajame. Iš viso smogė 17 kartų į nugarą, kaklą ir rankas. Beje, jis buvo užsidėjęs marškinėlius su klounų žudikų piešiniais. Po nužudymo Nikas turėjo 3 kartus pabelsti ir 2 kartus perbrėžti per duris nagais, kad mergina jį įsileistų. Tai buvo jų kodas. Vėliau, kaip Gypsy ir buvo prižadėjusi, ji pradėjo tenkinti žudiko lytinę aistrą. Tačiau proceso metu ji persigalvojo ir nuo to momento tai jau nebebuvo abipusių sutikimų grįstas procesas. Taip ar taip, pačiam Nikui nelabai pavyko kažką nuveikti ir jie tiesiog sustojo. Iš jau mirusios Didi jie pavogė $5,000 grinųjų, kuriuos moteris laikė namuose.
Jie pabėgo į motelį už Springfieldo, kur išbuvo porą dienų, planuodami kitą savo žingsnį. Per tą laiką jie buvo pastebėti kelių parduotuvių apsaugos kamerose. Gypsy Rose sakė, jog tuo metu manė, kad jiedu sėkmingai išsisuko nuo savo nusikaltimo. Šiek tiek keista, kad taip galvoja, nes iš karto po Didi nužudymą pati Gypsy motinos Facebooko paskyroje padarė itin iškalbingą įrašą, kurį galima pamatyti ir šiandien. Lietuviškas vertimas būtų toks: ta kalė mirė. Po pačiu postu ji taip pat pakomentavo: papjojau tą storą kiaulę ir išprievartavau jos nekaltą mielą dukrą. Jos klyksmas buvo toks sušiktai garsus lol. Kaip pati mergina vėliau teigė, ji parašė tos įrašus tam, kad jos motinos kūnas būtų kuo greičiau surastas. Keisti sprendimai, bet mano manimu galima kažkiek suprasti ją. Ką tik tapo laisva, buvo priklausoma nuo motinos jai duodamų vaistų ir negalėjo racionaliai galvoti. Be to, turėjo būti šoke po visų šių baisių įvykių ir apskritai šūdino gyvenimo. Dar vienas žemo IQ sprendimas buvo paštu nusiųsti žmogžudystės įrankį atgal į Niko mamos namus Viskonsine, į kuriuos jie vėliau nuvažiavo autobusu. Keletas liudininkų, mačiusių porą pakeliui į Greyhound stotį, pastebėjo, kad Gypsy dėvėjo šviesų peruką ir ėjo savomis kojomis be jokios pagalbos. Žinoma, kaip Gypsy ir norėjo, Didi kūnas buvo gana greitai surastas, nes tie neadekvatus Facebooko įrašai iš karto pritraukė visų dėmesį. Dar kurį laiką jas pažinojo žmonės jaudinosi dėl pačios merginos, kadangi jos nebuvo namuose, vežimėlis, kita medicininė įranga ir vaistai taip pat buvo nepaliesti. Būtent Gypsy draugė Alea, kuri nuo pat pradžių žinojo apie jos slaptą internetinio romaną ir užvedė policiją ant kelio. Ji parodė jiems savo spausdintus tekstinius pokalbius, kuriuose matėsi žudiko vardas. Remdamasi šią informaciją, policija paprašė Facebooko atsekti IP adresą, ko pasekoje paaiškėjo pabėgėlių buvimo vieta. Kitą dieną policija surengė reidą Niko tėvų namuose, kur pora buvo apsistojusi pastarąsias 2 dienas. Jie lengvai pasidavė ir buvo sulaikyti. Žinia, kad Gypsy Rose saugi, buvo sutikta su palengvėjimu Springfielde. Tačiau paskelbdamas naujienas, šerifas Jimas Arnottas perspėjo: ne visada viskas yra taip, kaip atrodo. Netrukus Springfieldo žiniasklaida paskelbė tiesą apie Blanchardų dviveidišką gyvenimą. Gypsy Rose niekada nesirgo jokia baisia liga ir visada galėjo vaikščioti. Tačiau motina privertė ją apsimesti ligonę ir protiškai atsilikusią, naudodama fizinę ir psichologinę prievartą. Kadangi geranoriai buvo atidarę GoFundMe puslapį, Arnottas paragino žmonės neaukoti pinigų šeimai, kol tyrėjai nesužinos sukčiavimo masto. Tuo metu Gypsy buvo 23 metai. Didi šeima Luizianoje, tėvas, pamotė ir sūnėnas, kurie jau prieš daugelį metų jai priekaištavo dėl jos elgesio su dukra, jos visiškai negėdėjo. Pasak jų, Didi nusipelnė savo likimo ir kad Gypsy Rose buvo jau ir taip nubausta. Ne vienas iš jų nemokėjo už Didi laidotuves, o jos tėvas ir pamotė išpylė jos pelenus į tualetą. Man žabtai atvipo, kai šitą išgirdau. Na, o teisme Gypsy prisipažino kalta dėl 2 laipsnio žmogžudystės ir jai buvo skirta 10 metų bausmė su lygtinio paleidimo galimybė. Tuo tarpu, po trumpo teismo 2018 m. lapkritį, Nikas buvo nuteistas už 1 laipsnio žmogžudystę. Jam skirta bausmė – kalėti iki gyvos galvos be lygtinio paleidimo galimybės. Būdama kalėjime, jis susižadėjo su vyru vardu Kenas, su kuriuo susipažino per susirašinėjimo draugų programą. Čia turima omenyje seną gerą popierinį susirašinėjimą laiškais. Tačiau vėliau jie nutraukė savo santykius. Dar po kurio laiko, 2022 m. Liepą, ji ištekėjo už Luizianos mokytojo Ryano Andersono. Ceremonija vyko kalėjime be jokių svečių. Galima būtų pagalvoti, jog buvimas kalėjime Gypsy galėjo sugniuždyti. Tačiau, kaip ji pati sakė, kalėjime ji jautėsi daug laisvesnė nei gyvendama po motinos stogu. Atlikusi 85% bausmės, Gypsy išėjo į laisvę prieš pat naujus metus, 2023 m. gruodžio 28 d.
Ji netruko pradėti aktyviai naudoti socialiniais tinklais, kur žmonės ėmė masiškai ją sekti. Kai rašau šį tekstą, šiai dienai Instagrame ji turi virš 8 milijonų sekėjų, o TikTok'e beveik 10 milijonų. Iš šalies žiūrint, šiek tiek siurrealus vaizdas, kad jos populiarumas taip staigiai šovė į dangų. Kartais pagalvoju, ar ji nesijaučia kaip zoologijos sode. Žmonės internetuose atrodo pamiršta, jog ji yra tikras žmogus ir skaldo nejautrius bajerius jos atžvilgiu. O interviu metu jai užduodami atrodytų kvaili klausimai, ypač turint omeny, kad dabar jos pagrindinis tikslas yra ambasadoriauti ir skleisti žinią apie Miunchauzeno sindromą. Pati Gypsy nesikrato savo praeities ir pilnai prisiima atsakomybę už savo indėlį į motinos mirtį. Dabar ji teigia, jog gailisi savo sprendimą nužudyti Didi, bet atsižvelgiant į tuometines aplinkybės, panašu, kad toks sprendimas atrodė kaip vienintelė išeitis ištrūkti iš motinos gniaužto. Ji nemanė, kad jie kas nors būtų patikėjęs, nes visi galvojo, jog ji protiškai atsilikusi. Ji mėgino pabėgti, tačiau Didi ją surado vos po 4 valandų ir žiauriai baudė už tokį poelgį. Ji mėgino supažindinti motinos sūniuku, tačiau ir šis planas neišdegė. Be to, Didi jai pareiškė, jog niekada neleis jai turėti vaikino ar susituokti. O kur jos kasdienis išnaudojimas, pumpuojant ją vaistais ir darant nereikalingas operacijas? Nieko keisto, kad kalėjimas jai pasirodė daug mielesnė alternatyva. Norisi giliai atsikvėpti po tokios tamsios istorijos. Sunku patikėti, kad tokie baisūs dalykai vyksta iš tikrųjų. Aš asmeniškai esu nustebusi, kad Gypsy taip ilgai ištvėrė motinos išnaudojimą. Tačiau, kai nuo gimimo gyveni tokį gyvenimą, visa tai atrodo norma. Neprisimenu jokio Miunchauzeno sindromo ar įgaliotojo Miunchauzeno sindromo atvejo Lietuvoje. Tikiuosi, kad ir nesulauksime. Na, o pabaigai noriu paprašyti, kad pasidalintumėte savo mintimis apie epizode girdėtą istoriją. Labai įdomu išgirsti. Taip pat nepamirškite paspausti širdelės ar pasidalinti įrašų su draugais ar artimaisiais. Keistalaidę rasite Spotify, YouTube, Instagrame, Facebook'e ir TikTok'e. O paremti mano darbą finansiškai ir tai pamotyvuoti galite per Contribui. Ačiū, kad klausėte ir susigirdėsime po 2 savaičių. Iki!